šiandien mūsų dienos, mūsų naktys, mėnesienos, pilnas miestas. Labas vakaras, draugai. Šiandien kaip ir toksai puikus vakaras ir aš turėčiau kaip ir papasakoti kažkokį tai anekdotą. Bet dėl to, kad aš tiesiog nelabai moku pasakoti anekdotų, dėl to aš labai norėčiau pakviesti savo gerą draugą papasakoti anekdotą už mane. Ir aš norėčiau, kad jūs šiltai pasitiktumėt poną Egidijų Dragūną. Klausyk, labas vakaras, žiūrėk, yra toks reikalas, tipo, tokį anekdotą žiūri, gerą žinau, ir ten tiek, palauk, kaip ten buvo, ne, palauk, jo, teisingai, žiūrėk, ne, okei, dabar nesijuokit, tipo, yra bachūras, tipo, ir merga, tokį, ir žodžiu, ir kaip ten palauk buvo, kad jisai tą mergą pasiėmė, tipo, ir atvedė pas save, tipo, namo. Nu, žinai, ten, tokį, žinai, ir atvedė namo, ir, tipo, jau merga, ten kažką. Palauk, kaip ten buvo. Ai, ir jisai sako, tipo, mergai, sako, tipo, klausyk. Ne, palauk, merga sako, ai, ne, teisingai. Bičias sako, mergai, tokį, eik tu savo, žiūri. Va, ir ne, bet čia nesiparink, žiūri, jokinga bus. Tipo, sulaukit svarbiausia pabaigos. Žiūrėk, ne, palauk, to, žiūrėk. Yra, ir tipo, bakūras sako, čia kažką tai, žinai, davai, tipo. Ir merga sako, tipo, aš negaliu, pas mane pusės ir atvažiavo. Ir, nu, žodžiu, tas bičas suprato. Ir tokia, žinai, tipo, kažką tai. Palauk, ar ten kažkaip tai, kad viena merga buvo, ne dvi. Kažkaip, kad pas... Ir, žodžiu, kad, tipo, sako, tai davai kažką, tai, tipo, su rankytėm, su burnytė, ir jinai sako, ir, tipo, tokia, žinai, eik tu savo, bet žiauriai, tenais, pirkit mano